Dovydo atvirumą valandėlę gavęs. Šitoj 35 serijai viskas atvirai. A tai kogi čia aš jums meluosiu, na? Aš tak žmogus, jau supratat. Viskas tuo ar pasakyti. Važiau. Gerą dieną. Nu, ko tu jedai? A kogi jūs? Varau suslydėm bunkeriokam. Davanų pažiūrėt, kupalyką. Va, kas atstika. Apledėja blogai. Nuvalau slydės ir ko? Sustiksma prie bunkerioko. Kažkano būta. Biški dangtis kažkaip tai nelabai patinka man. Vaikas, gerai. Matas, kad kažkano būta. Nu, įdomiausia, kaip atsidarys man. O, sniega nemažai. Ir įdomiausia, kiek šilmos vidai, tiek šalčių buvo. Viskas gerai, tik neatsidaro. Kas įdomiausia, šviesą paliko. Gerai, va, tai nejungtuką įsijungi. Eikti švaru, gražu, malkų palikta. Gerai, dovanų. Ko čia? Ai, čia lempa kažkokia. Vau, geras. Kilimėlis pašikna. Geras. Ananasų gabaliukai. Voba. Geriausia dovana. Voku paliko. Parašyta laiškelis. Kuo karštesnis paviršius, tuo smarkiau jis sukasi. Geras. Pažiūrėk savo maisto dėžutę. Dėkui, Tomai. Pusbroliukai. Dėkui, gerą dovaną, aš bandysime. Kursmo pečiukų neplanavau, ale noris pažiūrėti. Tai ką, aš kart ir kuri gal. Va čia įdomiau. Aš genglų nebumbum, tai bus proga kažkada paragauti. 6 laipsniai netikėtina, galvau tikrai mažiau bus. Nes matot, dangtis net apširkšnyjęs. Čia agurkai palikti. Ir vanduo dar neužšalęs, jau pradėjo šalt, bet tai reiškia ir net kalidariuką apie nulį. Smagu. Gerai, prakursim truputį. Kokią arbatytę, geišku, kad bus aviečių arbatytę. Senai gėriau. 300 beveik, ne, 200 kokį. 200. O kaip sukas. Virt. Ko čia patikrinti? Normaliai. Čia geras dalykiukas. Galvojau tokį pirkt. Nereikėjo pirkt. Super. Ai, gera arbatėlė. Nu tai kuo? Man nežinau kada. Oi, negreit. Už 2-3 savaitėlių tik tai. A jum? O sekundėlas. Iki. Bunkeriokam! Gerą dieną. Vėl suslidžiatėm. Kų savaitėlą praėję ir atvariau. Galvau, ilgai netvarysiu, ale. Ai, reikia jums seriją sukurti. Ir taip jau senai matėt. Gal ne kokia šita bus, bet padabojam. Paguteko. Kų, lendam bunkeriokam. Pažiūrėt, kaip tikas. Kaip palikau, taip ir gerai. A šį kart, aišku, gaila serija irgi tokia gal bus. Nelabai apžvelgsim. Trumpai bunkeriokų. Kų daryčiau kitaip. Klaidas, ko išmokau, ko ne. Tai gal pradedam nuo lauką ir padabojam, kas čia bus per seriją. Kaip visą laiką parodau kiek šilmos, nes tiek daug šalčių buvo ir vis dar šalta. Šį kartą jau nukryta, jau 5 tik tai, 5 kablas kažkiek. Bet šį kartą užtat čia labai gerai. Va sniega dabar tik prikryta, viskas ištirpė. Agurkiukai jokia graima. Nakart buvo, čia kaip ir sakau, pašaliai. Visiškai gerai. Pliusų pliusas, spėju čia kokia plius 2-3. A čia netgi plius 5. Einam laukiokan. Tai pats pirmas dalykas stogas. Stogį nieką nekeičiau, nebent sudėčiau šitoj pusėje, parodysiu paskui stambesnės. Bet kadangi stambesnių nebebuvo, sudėjau smulkesnės.
Pradedam, kas buvo sunkiausia. Nesunkiausia buvo aš kas. Tai aišku, užtrukau ten valandų pažiūrėjai senas serijas. Belenkiek. Ilgai kasiau. Sunkiausia buvo, iš 2 hektarų plotą susirinkti visas sausas eglės. Visas eglės buvo panaudotas sausas. Tai vat, jas sunkiausia buvo susinešti. Vienam. Taip, stogą nekeiščiau. Keiščiau gal kažką kaminą, pagalvočiau. Dabar jį reikėtų sukelt, kad grinai kaip kelmas atrodytų. Dabar prieini, va, ir apskritai, tokią paprašiau, tokį draugas padarė. Bet geriausia, ateini, patrauki kažkokią lentutę ar ką ir dadedi, užneri tą kaminą. O kaip apšarmoja, kaip eina šilma. Tai vat, didžiausias nepasisekimas, dangtis. Kiek jis kartų buvo rodytas, aš nežinau, bet minimum dar 2 kartus jis buvo gal ir neparodytas. 1 kartą tai tikrai. Su dangčiu visų pirma klaida. Reikėjo čiut stačiau daryti. Vas. Ten stačiau daryti. Ir mažesnį. Ir galbūt viskas gerai buvo. Arba švis reikėjo perpus mažesnį ir iš viršaus kažkaip daryti. Kitą kartą mokėsim. Ar kitas kartas bus? Tikrai nežinau. Greičiausia nebe. Čia didžiausia klaida. Betgi suprantat, viską nemokėsi. 100 kartų sakiau, Čia labai gerai padariau, kad stačius dėjau rastas. Ir matot, kaip gavas. Taip. Paskui dėjau dar papildomai. Ir dar net vos, kad tik išaukštinti. Tai man dar reikėjo truputį aukštinti, kad kaip sakiau, kad kuo stačiau būtų. Bet čia gerai, kad dėjau stačius, mažiau vargo buvo. Čia vienas įsipūtė, bet baika. Laiptukai super, labai gerai. Toliau. Sudūrim. Šviečia, nepabaigta, reikėtų kamšyt. Vata netinka, samanų. Tai samanų žiemą nebeatsinešiau, blogai. Dar biški būtų čiut minimaliai šilmos daugiau. Kas dar, viršus nepabaigtas. Kaip ir čia. O ten plevelė šviečia čiut, niekada nerodžiau. Gal kartą pastebėjot, kad neužbaigta. Galvau, uždėsiu rastelius, taip ir lyga neuždėta. Šitą sieną, čia kai buvo svečių per gimtadienį, atviras durys. Tai čia vienam draugui iš vis labai patiko šitą sieną, man tai ne, nes čia jau tokie prašiausi rastai sudėti, bet patiko dėl to, kad gal, su samanam. Ir čia buvo mintis prikamšyti samanų, bet tai paskubėta. Nebuvo tiek laiko, tai įsivaizduokit, prisrankėt samanų negalėgi paklotės vėl. Samanas nuo negyvų medžių. Tai gražiau gal būtų, kaip ir čia truputį uždėjau, nes nuo ten lauko. Ką toliau, dėl lubų, kaip sakiau, kaip minėjau. Tuoj pašviesiu truputį. Smulkus rasteliai sudėti. Bet tai netgi 3 šitie. Čia tai tik tai 1, 2. O čia 3, aišku, planučiai, 1 rimtesnis. Nebeturėjau iš ko. Tai dėl to sudėjau smulkučius, o čia dar buvo stambius, sudėjau stambius, čia tai jau garantuotai. Tai čia sakykim, aukštis idealus, 20 per vidurį netgi, labai aukštai. Toliau, spintutė per didelė, bet baika, kriauklytė super, reikėtų vandenį nuvesti, bet gal taip ir jau liks. Čia gufiokų tuoj paguldysim. Čia taip įdomiai gavas, taip neturėjo būti, bet labai gerai, nes man išdidėja, ten papildomai nukasiau. Nuo ten iki čia 2,97, o šitoj pusėje net 3,25 m. Tai grindį sulaukiau komentarą, kodėl plevelės nedėjau, nes bus blogai. Taigi tokian gilį, kaip prasisunks drėgmė. Pavasaris, manau, parodys viską. Tai kas dar? Kažkas irgi rašė, kad čia pavasarį patapas bus. Pamatysim, ateis pavasaris ir pažiūrėsim.
Ar čia skęsim ar neskęsim. Tai vat. Ai, dar ką prisiminiau. Dėl ventiliacijos. Ventiliacija. Va, žiūrėkit, ventiliacija matysis. Čia prisikaupia vandens. Truputį gal matas. Čia mažoji ventiliacija. Ir čia nulaša. Yra kiek vandens. Va kiek. O, kiek net. Kokią pusę stiklinės. Čia per, nežinau, kada aš čia paskutinį kartą žiūrėjau. Per mėnesį laiką daugiau. Ir čia taip pat. Čia dabar užkišau, truputį palikau mažesnį. Čia visą laikį beriukas kaba, pastebėt, nepastebėt, na. O, tuščia. Nes užkišau. Jo, va, truputį tik kvepuoja. Žiemai, manau, gali būti užkišta. Kol kas tiek sugrįšim, be kurių pečiuką. Ką, dėl pečiuką beveik nieką nekeičiau. Gal reikėtų vas mažesnį mūrit. Ir ką keičiau, kaminas turėtų eit toliau. Šitą ringę reikia dėti man taip, atvirkščiai, kad būtų. Nes dabar, reik makėti su juo daryti valgyti. Čia bet kas valgyti nepasidarys, reik praktikas turėti. Na, šiaip viskas neblogai su pečiuku. Kas daro daugiau, nieks labai galvan ir nešauna. Kaipgi be arbatėlas? Arbatėlą aišku bus aviečių, kokiagi daugiau. Tai va, kol davė žiemą, kol žiemos vakarai ilgi, galitgi padaboti mano senesnės serijas. Yra tikrai įdomių. Pirmas labai trumpas, kaip nesisekė, trečia gaila ten biškį primaigiau kažkokų garsą nėra ant galą, kažkur tai keletą minučių. O visas kitas atvirai. Tikrai dėkui, kad pastebit mano paprastumu, nuoširdumu, na. Tai vat, ko čia aš dar galiu jums papasakot. Tai didžiausia klaida iš pradžių buvo su ventiliacija, nes buvau nuleidęs vamzdį. Tai vasarų labai čia. Buvo ar pelėsiukas jau biškins veisis, na. O čia visą laik drėgmė kaupės. Ir aš ten ieškojau skylutės vieną kartą. Aš ten labai tvarkiau už kadrą, bet neparodžiau. Čia 2 kartus jau tvarkytas šitas kaminas. Vieną kartą ten paprastai rodžiau, o kitą kartą rimtai tvarkiau, buvau nukasęs, dadėjau plevelės, bet neradau skylutės. Kažkur pelė pragraužė skylį lubose. Ir nubėga iki ten, nes vis tiek žemiausia vieta gaunas. Ir man varva. Tai va čia bėda yra. Turiu minčių, kaip padaryti, kad neieškotų skylutės, kad nevarvėtų ten vienoje vietoje pavarva. Na tai, blogiausia atveju sakau, viedrų pastatau ir tą buvau neparodys vieną kartą, buvo prilašėjai. Buvo ten ir pašlapį vieną kartą, kažkiek rodžiau, bet nedaug. Kas čia da patviravas? Ai, patviravas, prisiminiau irgi. Tuoj patvirausiu. Tikiuosi, balbatavimai mano neatsbos, bet patviraus. Va, kur didžiausias atvirumas. Čia viskas parašyta. Tai vat. Ir kas dar? Dėl reklamų. Kaip čia dabar jums paaiškinas? Vat ir žinosite, pasakysi visą laiką. Kas kreipsis kada dėl reklamų? Nebusgi pas mane reklamų. Tu sako, kaip tu gyvensi, tugi visi iš to gyvena iš reklamų. Gyvensi iš jūsų peržiūrų. Žiūrės tava manį, palaikys tą. 15 000 va, sulauks mums, kada serija bus. 20 000. Man to ir užteks. Aš 100 kartgi sakiau, geriau bedniau, bet laimingiau. Tai va, reklamuočiau dabar. Kreipia šia vienas. Parašiau, biški gal ir durnai parašiau, aš jam kaip ir daviau supras, kad nenori reklamuoti. Anas, taigi atsiųsiu aš tau dovanų ir tu tik tai paminėsi mano kanalą ir viskas. Tai ir čia ne reklama. Reklama, ačiū. Dovanų nereikia. Kur jūs buvo seniau visi? Ką? Kaip turėjau 3000 prenumeratorių. A jau dabar virš 5000, tai prasidėjo čia. Pareklamuok tu. Išgyvensiu kaip nors ir be reklamų. A jeigu da atveriau, tai turi santaupų. Metam laiką turi santaupų. Metus laiką nieką neveiksiu. Nedirbsiu. Al jum vidiją filmuosiu.
Arba ne, tu pagalvosim, pamatysim. Užteks jūsų peržiūrų, neužteks. Atsiras kokia reklama, neatsiras. Gal apsvilksi kokią atributikų. Ir jeigu tai ir tai patiks man. Va tokia tik tai ir bus reklama. Arba titruos, galbūt parašysi. Sumokėkit pinigus, parašysiu gale titruos. Ačiū tam ir tam. Viskas. Va taip apie reklamų. Va, mano didžiausia reklama. Va. Ačiū, kad va žiūrėjot reklamą. Rimtai čia. Kaip gyvensi. Kaip seniau gyvenau, taip ir gyvensiu. Kaime gyventi lengviau, žinokit. Kas iš to, kad aš turėsiu daugiau? Narku, karstanus neši. Kaip bebūtų, žinau, mano sūnus geriau gyvens, negu aš gyvenau ir viskas. Viskas tuo ar pasakyta. O vidu atvirumą valandėlę gavęs. A ne bunkerioko apžvalga. Na ir kaip ir. Pasirodo, kai jūsų paprašai, tai pamėgat ir šitų mygtukų, ir komentarų parašat. Virš 200 komentarų. Tai su mano atsakymais virš 400. Nu tai čia, vau. Nors kartundėlį atsinešiau. Nereiks maišelį nešti. Namo. Druskytės. Pipirioką. Prieskanioką šitą gerąją. Kur visą laik naudoja. Nu ir kur dabar gerai subadam. Bulbiotį paskui supjaustys. Dar radau česnakioką. O, bus gerai. Opapa. Dabiški pabadam. Sumaišam. Super, tegu prieskaniuojas. A dabar einu melkiočiau. Tegu prieskaniuojas. 9 laipsniai. Bet lauki kaip šalta, tai čia atėjus pasaka, nu. Labai nedaug vandenuką. Kokią pusę stiklinės. O, nedaug druskytės. Vienu bulbiotį. Markiotės va nemažai. Dedam cibulę su česnaku. O, bus iš vis pasaka. Prieskaniaką to. 2 bulvytės greitai. Tada minimaliai druskytės. Aliejaus. Galima nukokiant 2-3 sluoksnį. Oi, malkyčiau raigdėt. Laikas eina bunkeriokio, ojojoj. Arbatytės tai noriu. Taip ir neužbaigiau padėlioką. Nu gal kada nors. Kiek tam kartui gal bus įdomiau, ateisiu su nakvynė greičiausiai. Po savaitės 2 baigsmo darbas. Ir 2 savaitės turėsiu atostogų. Nu tada vėl 2-3 savaitėm da padirbėti ir bus viskas. Dėsiu vienų serijų ir darbą. 2 švysą gal. Nu, dėsiu, tai vat. Nu, vas nekibiriukų sukarinau. Kiekgi šilmos? 11 tik tai. Nu, kai lauki -14, jutiminėti, nesąmonė kokia, tai iš vis. Tai čia tikrai neblogai, na. Man be duonas tai mėsa ne mėsa. Vištiena, kaip mėsa, aišku. Įsikepsmumas spės man da blinioko, jau žaryjas. Kaip anakrat, patika, skanus buvo. Išmakaluojam gerai ir dės man blinioko. Ir bus duona. Šilumos jau 3 pem. Gerai, pašyla arčiau gal. 13. Jau šilčiau. Nu va. Tegu kepa. Oba. Bandau gal jau dėti. Žarijau daugoką, bet. Opa. A kaip išimsiu. O, karšta. Gerai. Всё.
Sušlapa koinės. Matė tokį bairį. Su pirštinėm. Tai kur tau tokiais batais nesušlaps? Senobiškais slydininką. Na. Ai tiesa, dėl knygutės. Visą laiką yra kiekvieną videją, beveik kiekvieną videją aprašymi, kaip su manim susisiekti. Elektroninis paštas arba per Messengerį. Ten pamykit mygtukų daugiau, kai eina video aprašymas, daugiau ir ten išlenda. Būna kiekvienas video aprašytas, kučia maždaug veikia ir ten ant galą. Tai vat 10 euriukų su mano siuntimą išlaidam ir paskaitat, kam aš įdomus. Tai vat, taip man ir paremėt. Dėkavoju. Akų dabar tuo ir valgysma. Nu ką, būna ir nepasiseka. Įslyda aš rankų ir trūko dugnas. Ir tu pasako, vau, šitas koks minkštas šį kartą. Biškai šuniukai lika, nuo žemės susirinkau. Joks. 9,5. Bet ant žemės nenulaikai būtų 9,8. Nu šitų mygam suvalgau. Jiems da vienu. Suvalgiau per 5 minutės. Jamam toliau antras dublis. Čia padegi kvapas. Ir biški. O. Tiek iš bulvių ir lika. Didesnį namo. Šitų suvalgam. Nu va, taip. Ką, neblogai toj. Invertins, man kaip čia. Eina na kaulą. Eina. Gerai reiškia. Va jėtau. Geras, irgi gerai. Nu čia 90. Vau. Per daug biški žarijų buvo. Tai kas suprata, taigi žinat mane. Aš dažniausia paprastai. Aš jau tik burgerių, kebabų jau tikrai nekepsiu. Nu, nespjaunu vandenin, kaip sakant. Negali žinot, kada ku norėsi pasidaryti. Galvau, gal biški daugiau kažkų papasakosiu. Bet tai greitai yra pradžio. Nesmė, kad nieką labai čia ir nekeičiau. Ne. Pripratau, vau. Visai čia nors neblogai biškai, aišku. Norėjęs, galvau, geriau gausis, bet visai baik. Kų turėjau, tur iš to ir pastačiau, kas buvo miškiokį maną. Tai jau visus sausuolius surinkau. Nuneši žmonėlai paragauti. Aš patiks. Na, čumpiakų. O, oi, čia ne žemė. Čia namo. Eik, reikėjo koinės seniau sudžiavinti. O, sudžiūva koinės ir viskas gerai. Nu, kų dar batėlas. Žiūrėkit video iki galą visą laiką. Sakau, jau nebe pirmų kartą. Indedu iki kokį kartais nesąmonį. Nu tai kuo, kai visą laiką žinatgi kas daryti. Nepamirštam laiką. Parašykit belė kokį komentarų. Šipsiukų uždėkit ar nikšiukų. Ir tai gerai. Ir kuo? Kai visą laiką. Tikėkime susitiks nuo pasavitėlas. Iki. Ai, apstvarkyti tik tai kaip tingiu indai gidaisi plauti. Švarus. Ai, ko kartais neparodau, kondensatas biški pavarva. Senai va. Norėčiau labai ateiti 2 dienom, 3. Nu, maž kada vasarę mėnesį maž rasiu laiką, maž išlais. Oi! Fuh. Ateu, susitiks be po savaitės. Važiam. Reik stabdyti, eik, tu šūdas. Šoku iš vėžių. Pasaky, patus nuslaidytas. Oi,